dažna problema, į kurią mes turėtumėm atkreipti dėmesį, yra parudavusios kojos. Kas tai yra, kodėl taip atsiranda ir kokią grėsmę mūsų gyvūnui ir mums gali sudaryti šitos rudos kojos. Tai bet kokiu atveju čia yra prie nosies, prie snukio ir prie kojų visuomet yra daug galimų grybelio formų. Ir kada susiaktyvina būtent grybelis, tada kada yra labai daug drėgmės. Tai kai dabar yra labai drėgna, mes turime labai atkreipti dėmesį į gyvūno pėdas. Parudavusios, rudas kailis, tarpupirščiai rudi, gali būti jos, netgi būna, kad ištinusios, šuo pradeda jas laižyti, draskyti ir čia jau yra signalas, kad jam yra negerai. Jeigu mes neatkreipiam dėmesio, tai šuo toliau, kadangi jam pradeda perštėti, jis pradeda draskyti odą ir tada atsiranda labai stiprios alerginės reakcijos. Tai ką reikėtų daryti, kaip reikėtų išvengti šitos problemos? Tai pirmas dalykas, maksimaliai drėgnų periodų turime palaikyti pėdas sausas. Tai kai šuniukas grįžta iš lauko su šlapiom pėdom, aš pirmiausia naudoju tokį guminį rankšluostį, 10 kartų greičiau absorbuoja drėgmę ir spaudžiamaisiais judesiais tiesiog ištraukiu drėgmę ir paskui naudoju užbaigimui būtent mikrofibros rankšluostį. Tai tiesiog spaudžiamaisiais judesiais ištraukiu drėgmę ir toliau apsaugau pėdutes su reikiamom priemonėm, kur aš jums parodysiu. Jeigu dėl drėgmės pradėjo ruduoti kailis ir šuo inertiškai laižosi, aš naudoju natūralią priemonę, tai eliksyrą 3. Aš tiesiog užtepu šitą eliksyrą 3 ant pėdutės. Naudojant eliksyrą 3, oda nustoja niežėti, gyvūnas tampa ramesnis ir pradeda oda regeneruotis. Ir taip oda sveiksta. Tai pasiemu eliksyro 3, pasitepu tarpupirščius ir įmasažuoju. Įmasažuoju, kad patektų aliejus į visus tarpupirščius. Tada pasipurškiu tauromistas, nes tai yra šarminis vanduo, kuris neleidžia jokiom bakterijom gyventi. Realiai, kuo didesnis šarmas, mes visi žinome, bakterijos gyventi negali. Ir patepame padus. Tai balzamas ir padukus. Padukus ir įmasažuojam. Va taip mūsų pėdutės yra apsaugotos. Rudos pėdos, besilaižantis šuo pėdas yra nesveika ir nenormalu. Pėdos turi būti baltos ir jos turi būti, matot, aplinkui turi būti baltas kailis.